Sveiki! Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip prisijungti prie Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos fonotekos duomenų saugyklos. Tai pradžioje nueiname į puslapį cmm.lt. Toliau pasirenkame padaliniai, einame fonoteka, slenkame vaizdą žemyn ir einame prašymų formos ir jų pateikimo tvarka. Palaukime, kol kompiuteris prisijungs. Na va, ir štai mums reikia užpildyti prašymą, suteikti prisijungimą prie Synology. Paspaudę 2 kartus atsisiunčiame prašymą į kompiuterį. Atsidarę prašymą, jį užpildome ir siunčiame adresais fonoteka@p.cmm.lt ir vitenisgadliauskas@p.cmm.lt, kuriuos matote ekrane. Po laiško siuntimo turite sulaukti mūsų atsakymo su suteiktais prisijungimo duomenimis. Tai prisijungiame į savo elektroninį paštą ir štai aš matau kaip pavyzdį, atėjo laiškas su prisijungimo duomenimis. Sako, sveiki, informuojame, kad jums sukurtas prisijungimas prie Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos fonotekos duomenų saugyklos. Adresas štai toks, prisijungimo vardas mokytojas, laikinas slaptažodis štai toks. Tai ką toliau darome? Einame į šį adresą. Prisijungimui tinka naršyklės Google Chrome, Mozilla Firefox ir Microsoft Edge. Šiuo atveju aš naudoju Google Chrome. Tai spaudžiam ant šio adreso, atsidaro mūsų puslapis ir prisijungiame suteiktais prisijungimo duomenimis. Tai yra mokytojas, o čia bus Čiurlionis 2023. Spaudžiame Enter ir sistema sako, štai viskas yra tvarkoj, jūs įvedėt laikiną slaptažodį, o dabar sugalvokite savo, kurį naudosite prisijungimui. Na, tai pavyzdys, aš rašau Čiurlionis 2024 ir pakartoju. Taip, spaudžiu mygtuką Submit ir klausiu man, ar prisijungimą užbaigti, kuriam aš buvau prisijungęs, ar tai praleisti. Aš sakau, išjungiam. Ir prisijungiam iš naujo. Tai bus mokytojas ir jau dabar jūsų naujas slaptažodis. Šiuo atveju Čiurlionis 2024, spaudžiame Enter ir štai prisijungiame prie sistemos. Norėdami fonotekos saugykloje peržiūrėti įvairius įrašus, garso, vaizdo arba įvairius dokumentus, toliau spaudžiame File Station ir štai atsidaro mūsų langas, kuriame matome, kur galime patekti. Tai yra fondo archyvai, mokymosi aplinka, mokytojų kambarys ir pamokų iliustravimas. Šiuo atveju čia mes matome tai, ką mato mokytojas, mokinys mato tik fondo archyvai ir mokymosi aplinka. Kaip pavyzdį, dabar aš pabandysiu paleisti jums kokį nors vaizdo įrašą. Tai einame į fondų archyvai, kaip pavyzdys būtų abiturientų operos, tuomet 20 metų velnio nuotaka. Ir matome, yra paveiksliukai, ir yra vaizdo įrašas, net ir programėlė yra. Tai kaip dabar šiuos dokumentus mums peržiūrėti? Pavyzdžiui, mes norime pažiūrėti paveiksliuką, nuotrauką. Paspaudžiame, pažymime pradžių nuotrauką ir spaudžiame dešinį pelės klavišą ant jos ir spaudžiame Preview. Štai atsidaro mūsų nuotrauka. Spausime į kairę arba dešinę, turėtume matyti kitas nuotraukas, kurios yra. Tuomet toliau. Tarkim, norim pasižiūrėti, kas čia per programėlė. Spaudžiam dešinį pelės mygtuką, spaudžiam View ir paspaudžiam Open in Document Viewer. Palaukime, kol atsidaro mūsų dokumentas. Na štai, matome renginio programėlę. Kas atliko, kas reklamos komanda ir taip toliau. Jeigu norime pažiūrėti pačio velnio nuotakos įrašą, spaudžiame dešinį pelės klavišą ir pasirenkam mygtuką Play.
Štai mūsų sukasi opera, galim ją prasukti. Bet va, viskas veikia, girdžiu, muzika groja, orkestras. Super. Tai va, tai kaip pavyzdys. Garsų įrašai veikia lygiai taip pat. Reikia pasirinkti garsų įrašą, spausti 10 plės mygtuką ir pasirinkti play. 2 kartus paspaudus ant įrašo, įrašą atsisiųsite. Tai bus ne peržiūra, o atsisiuntimas į savo kompiuterį. Dauguma įrašų pas mus užima tikrai nemažai vietos. Štai šis užima 8 GB. Yra įrašų, kurie užima daug daugiau, tarkim 20 arba dar daugiau. Jeigu dažnai dirbate tam tikram aplanke, pavyzdys, štai abiturientų opera, velnio nuotaka, arba mums reikia, pavyzdžiui, seminarų kokį nors, ar ne? Mes paimam, štai pasižymim aplanką, paspaudžiam dešinį plės klavišą, spaudžiame Create Shortcut ir DSM Desktop. Kas tai yra? Štai šioje vietoje dabar sukūrėma nuoroda, kurią paspaudęs, aš iškart pakliūsiu ten, kur man reikia, man nereikės įti fondo archyvai ir dar po to seminarų aplanką. Iškart pakliūsiu ten, kur man reikia. Tik jūs pats galite matyti savo aplinką, kurią savo susikūrėte. Šiuo atveju dabar ką aš rodau, tai yra bendras pavyzdinis mokytojo naudotojas, kuris yra sukurtas tik tais demonstracijoms. Kai turite savo naudotoją, jūs galite jį pritaikyti savo poreikiams. Į kitus klausimus aš galėsiu jums atsakyti žodžiu, telefonu arba elektroniniu paštu, tai vytenisgadliauskas@p.cmm.lt. Dėkoju už dėmesį.